Taigi, sveiki visi, su jumis MG Gaming ir šiandien mes grįžtame į mūsų pamėgtąjį The Evil Within. Tai šiandien yra trečioji dalis. Nežinau, kur mes dabar esame iš tiesų. Išbridome iš vandens, matyt, atplaukime čia. Nes praeitam epizode baigėme ties tuo, kad mes įkritom vandenį, bandydam pabėgti nuo kažkokių tai zombių. Ir dabar tęsime. Čia, kai matau, nieko gero nėra, tai mes, man rodos, čia ir neužsiliksim. O, mes radom švirkštą. Atsiprašau, netą paspaudžiau. Mes bandome muštis prieš švirkštą. Nice, man tai. Aha. Reiktų apsižvalgyti iš tiesų, kad nieko nepraleisčiau, nes dėrėtų rinktas kulkas, kur aš neturiu nei vienos, tai jo. Ant survival mode, manau, kad tai nebus labai lengva. 3 deglus radau, what? Ai, aš galiu padegti tam tikras vietas, okei. Tai mes tai ir padarysime. Šiuo metu. Bum. Get out of the way. Šitą galim gal peršokti, jo. Nebeverta degti. Ok, atsidaro duris. Vedančias. Mes esame kažkam tai vilčia. Nežinau, kokio tipo ir kur. Shit. I agree with you. Jo, čia visai spooky vieta. Tai reik mėgint greičiau rasti šeimą iš jos. Baliam, kaip man stamina greit baigęs, aš taip nekenčiu. Gerai, pasimam kirvį. Yes, bent jau galėsiu dabar kapoti su to kirviu, nice. Galim pasimt butelį, bet man visiškai nereikia, tai. Get the fuck out of here. Aš galiu mesti šitą tipą? Ai, ne. Nes nusitaikti su jo galim. O va, radau smegenų skysčio. Galim pasimt. Ačiū jums labai. Galiu slėptis, bet to man čiui net nereikia. Radom dar deglą. Aš dabar galvoju, mačiau, dar nereiktų slėptis, nedarėtų to daryti. Bet visko gali būti, kad man... Nes aš girdėjau kažką lauke vaikščiant. Ir... Nenorėčiau rizikuoti. Prieš juos. Ar prieš jį net... Nežinau, kas ten buvo. Nice. Ok. Labai viskas skrypiai, atsidaro visus duris, viskas labai nemalai. Oba. Čia galim peršokti? Ne, negalim. Tai spėju... Reikia gal kažkaip apeit šitą vietą. Jo, galima visgi. I was right. Ne. What? Ok. Visgi pasirodo, čia apeit negalima. Na, toks tarims, kad šitas epizodas bus eksplorinimo, mes nieko gero O gal dar... She's gone. Kažkokia knygelė. Police officer. God damn it. Kaip aš čia vėl atsiradau? Aš čia kaip buvau. Ir tai. Čia yra ta pati vieta, kur mes jau buvom prieš tai. Ten tas veidrodis.
Zdarova, ką tu? Čia mes galim išsiseivinti, bet man to net nelabai reikia iš tiesų. Tai greičiau išseivinam ir kalbam su jam. Čia man gali kažko tai skiepit, man rodos kažko tai. Į smegenis. Gerai. Ai, aš iškart galiu čia nueit, nice. Bet ar... Jo, galiu. Čia galiu kažką tai upgrade'intis iš tų smegenų skysčių, aš kažką tai galiu savo pasidaryti. Kaip suprantu. Va. Galiu live... Va, galiu maksimum sprintavimą pasididinti. Jūs rimtai. Jūs matot, kiek man daug reikia šitų. Kad pasididinčiau gyvybės, man reikia 2000 vieną. Kad pasididinčiau sprintavimą, man reikia 3000. Jo, tai tikrai mes... Manau, neskubam. Pliama, kaip aš trumpai galbėga. Gerai, grįžtam tada į tą pasaulį, kur buvom prieš tai ir tęsim istoriją. Buvom, bitch. Gerai. Raunam iš čia kuo greičiau. Nafik čia tie butelis. Učiut! Netikėtas šitas buvo. Aš galvoju, kad nafik jis ten pypsi. Pasirodo, ne veltui. Dabar pasitenku atsargiau per tą vietą praeit. Ai, tiksliai. Aš jų galiu va šitą užmesti. Ir įsikatką. Reikia stebėti ir saugotis tokių dalykų. Ok, radau dar kažko tai degančio. Ui, fuck! Bum. Gerai, lipam aukštyn. Paliepi žodžiu esam. Nežinau, ką mes čia veiksim. Gerai, kad bent jau nebėra daugiau tų bombų, kiek aš matau kol kas. Kas jų daug ar neatsiras. Oba. Radom pagaliau normalų žmogų. Ok. Mes galim jį sekti, bet aš manau, kad mes pirmą apsidairom. Ir kai mes neberasim nieko. Opa. Aš noriu dar susirinkti, ką tai galiu. Examine kažką tai galiu. Ai, čia šiaip apsidaryti galima. Gerai, tiesiog sekam jį. Man atrodos ir... Holy shit. Jo, jų tikrai žiauri daug. Tas tai faktas. Ir mums reikia praeit pro šitos vartus. Jo, įdomi situacija, karočią. Mes sutarėm su juo taip, kad aš turiu praeitos per tos vartus, o jis jos turi atidaryti. Ir maždaug buvo tokia situacija. Tai vienas iš mūsų tegul atidaro vartus, o kitas praeina pro juos. Ir maždaug taip gavosi, kad tai tu turi ginklą, tai turi varyk. Normaliai. Gerai, čia galima kažkaip apeit, ar ne? Palbom turi būt galima. Pohui, niekam neįdomu jisai. Taip, man reikia kažkaip nusileisti į apačią.
Opa, zdarova. Gerai, davai, seni. Gali nušoktų nuo čia, ar ne? Nes aš taip prieš tikrai nepasikaposiu, patikėk tu manim. Gerai. Nežinau, kuo tu mastai, seni. Galim pasimbenti kokį nors... Fucking rimtai? Aš neturiu nei amunicijos, nei gyvybių. Ir aš dar turiu bandyti bėgti kažkaip pro juos. Aha. Ok, aš biškai pasimetęs, tai aš manau mes paieškokime pirmą praėjimą ir tada tęskime epizodą. Pagaliau. Suradom, žodžiu, yra tokia situacija, kad čia nubėgo tas daktaras. Jį nusivijo keli tie zombiai. Ir mums dabar reiktų pagal... Blet, gali paimti tą butelį. Ir mums dabar reiktų kažkaip atvilioti. Radau arbaletą. Nice. Jeigu aš tik rasiu dar... Šitų... O, čia net gerai įdomus tokios kaip šoviniai tie arbaleto. Tarkim, aš galiu šauti ir jis susprogs prilipęs prie sienos. O kaip pasikeisti arbaleto šovinis, kažkas man gali paaiškinti? Duotų kokį hintą ar panašiai. Ko tu davai ateik. Aš vis tiek jam nieko negaliu padaryti, ką aš dar pizderinu. Bent jau radu šovinį arbaletą. Bet kas iš to? Gerai. Gerai, pisu iš čia. Jeigu aš tik dar spėsiu kažką čia padaryti. Nes man, jeigu neklystu, reikia pirmus tą daktarą suras pizdykis čia tik tai greičiau. Taip, man reikia... Pamėginkime pirmą padegti tą daiktą. Oba! Man sukas galva per greit, man šarabaną jau pradėjo varyt. Man net jungs, man rodos. Tai čia... Įmanoma čia užbėgti, ar ne? Jis ten nacho laukia. Gerai. Karačičiui, man reiktų eiti kažkur aplink. Nekenčiu. Ir lesime galvą. Yes. Degam. Nelaukim. Iškart padegam. Laisvai savo einam čia. Reikia susiras kuo daugiau. O, dar daugiau šulgano šovinių. Man jau pradėjo patikti. Guli karačiai gal 4 ar 5 kulkas, bet davė tik 2. Great success. Ant stogo. Kažkokiu tai radom dalykėlių. Daug dalykėlių.
Tūkstantį net. Geras. Dabar galėsim tikrai šitas gyvybės pasididinti stipriai. Galiu pripažinti, kad šitas chapteris beliamba žiauriai daug užima laiko. Nežinau, kiek jūs matot šito epizodu, bet aš žiauriai ilgiau filmuoju, tai patikėkit. Ha! Geras. Davai, galima tave biški aplamdyt, ką? Senet. Dėk, gaidį. Minėdai. Gaidį. Jes, taip ir galvoju, kad šitą rasiu. Tiksliau, ne kiek galvoju, bet tikėjus. Taip, visai neprašau pirmą dalyką būtų padaryti, tai susileisti šitas porą injekcijų, kad nemirčiau, nes epizodo dalyko man rodos jau nebedaug. Aš tikiuosi, kad ten ir bus pabaiga, kai aš ten pateksiu. Nes jo, žiauri ilgas epizodas. Ilgiausias turbūt epizodas, kurį aš tai sudaręs. Jį tikiuosi gal net ir pais papjaut iš galo. Davai, nieko nesakyk. Easy. Turim žvalę. Checkpoint. Tai negi aš visus jau juos. Dėk, o va. Ačiū jums labai. Oba, yes. Radau arbaleto šovinių. Žodžiu, šitas epizodas vienas produktyviausių. Ir to pačiu dar tave pateksiu, nieko prieš. Ačiū jums labai. Jes, radau kirvį. Nežinau, ką su jo darysiu, bet kažkaip gal panaudosiu. Taip, man žodžiu, šitą nepavyko pajudinti, nes per daug čiūjų sunkus. Tas yra variantas. Tai man dabar reikia chainsaw kažkokį tai surasti. Kad galėčiau praeiti, nes faktas, kad man reikia praeiti pro šitus geitus. Tai jo, teks dabar čiūjų paplušėti šiek tiek. Dėl to. Nu na. Ką aš sužinojau, kad chainsaw yra... Kad chainsaw... Pizda, bėgšia. Gerai. Galima sustoti akimirką žavinga. Kad chainsaw yra šitas čiūvas. Ir man reikia jį nudopti. Tiksliau, chainsaw yra ne tas čiūvas, bet tas blemba! Tas dalykas, kuris jo rankose. Man žopa, hebra. Karočią, situacija yra tokia, kad... Aš neturiu žodžio. Kaip? Čia bus impossible. Nudop tą paskutinį čiūvą, nes jis žiauriai Iš jo armija iš galo bėga. Šitas epizodas užtruks 1,5 valandas man vien jį gaminti. Nice. O kurva.
Nu, dabar jau reikia tep slides. Eik tu! Bėgam. Eik tu, pist, kiek čia daug. Nu, nahui, tik nesustok, maldauju, nesustok, bėg! Debilė tu mažas. No shit, fucking Sherlock, kas tu per asalas? AM. What? Yes! We did it, finally! What? Oh, okay. Pagaliau, hebra, aš prisipažinsiu, kad tai yra jau sekanti diena, aš vakar bandžiau perėti šitą misiją, aš tiesiog buvau per daug wasted ir jo, šiandien mes einam be fiskamo, nes išsikrojo kamerą ir reiks paskalti kitam epizodui, jau tikrai bus pakrauta kamera ir let's do this, pagaliau. Šitam čiūvui nugalėti, nežinau man kiek prireikia dublių, tai patikėkit, jo. Kai pagaliau atpjovėm šitus vartus. Wow. O, pagaliau tas. Bliam, kur tas daktaras buvo, kai man jau ir pagalbos reikėjo? Grybas kažkoks tai. Ar trečias chapteris pereitas? Yes! Pagaliau, trečias chapteris pereitas, tai ką, hebra, ačiū labai, kad žiūrėjote, pamirškite paspausti like, jeigu norite daugiau epizodų ir parašykite komentarus, ką manote apie tai. Ačiū, kad dar kartą žiūrėjote, su jumis buvo aš MG Gaming, sakomis iki kito epizodo ir ate. You won't be, you gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor, knowing that's how we've been raised? Society is getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shame. And that's the